Jums leidus tada ir pradėsime. Labas rytas dar kartą visiems. Nuo seno žinoma, kad ruduo yra derliaus metas. Tai pirmosiomis rugsėjo dienomis mes šiandien čia prie šito stalo susirinkome, kad praneštumėm žinią, jog Santaros klinikos pasipildė dar vienu naujų padaliniu. Tai yra nuo šiandienos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika prisijungia prie Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir tampa jos filialu. Ir oficialus pavadinimas nuo šiol yra viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika. Ir prie šio stalo, jūs jau matote, mes turime komandą visą, tai yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurimas Pečkauskas, Žalgirio klinikos vadovas Dalius Matkevičius ir Santaros klinikų generalinis direktorius profesorius Tomas Jokšius. Ministre, leiskite nuo jūsų tada pradėti klausimų. Ką šitas prijungimas reiškia iš viso visai sveikatos sistemai? Ačiū labai, tai tikrai šiandien esame liudininkai dar vieno turbūt puslapio atvertimo, kuomet mes kalbame apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą, nes kaip žinia, prieš porą metų priimti įstatymai numato, kad monoprofilinės gydymo įstaigos būtų integruotos į daugiaprofilinės gydymo įstaigas. Ir šis turbūt procesas vykęs tarp Vilniaus universiteto sveikatos apsaugos ministerijos kaip dalininkų tiek Santaros klinikų, tiek Žalgirio klinikos bei pačių gydymo įstaigų. Užtruko netrumpai, užtruko 3 metus, bet šiandieną mes esame toje vietoje, kuomet viena iš monoprofilinių gydymo įstaigų veikiančių Vilniuje integruojama, su autonominė dalimi tikrai integruojama į Santaros klinikų organizacinę struktūrą. Matyt, tikslinga paminėti, kad šitos diskusijos buvo vykusios ir anksčiau, dar 2018 metais buvo planai integruoti Žalgirio kliniką į Santaros klinikas, tačiau tai nesirealizavo. Tačiau šiais metais jau mums pavyko tai pasiekti. Šis simbolinis žingsnis iš tikrųjų pakloja pamatus siekti geresnio burnos veido, žandikaulių chirurgijos paslaugų prieinamumo, odontologijos paslaugų prieinamumo ne tik Vilniaus, tačiau ir viso Vilniaus regiono gyventojams. Natūralu, kad buvimas dalimi didelės gydymo įstaigos Žalgirio klinikai leis optimaliau panaudoti administracinius resursus, siekiant paslaugų efektyvumo. Ir čia matyt vertėtų pabrėžti ir tai, kad pastaruosius keletą metų iškildavo problemų dėl finansinio tvarumo būtent šioje įstaigoje. Tai manome, kad šis didelis žingsnis, šis naujas atvertas puslapis padės stabilizuoti šią dalį ir žiūrint į tolimąją perspektyvą, strategiškai tikrai padės integruoti paslaugas į didelės daugiaprofilinės gydymo įstaigos. Ačiū. Ir akis, aišku, krypsta į Žalgirio klinikos vadovą. Pacientai išgirdę, ar jų artimieji išgirdę, kad štai Žalgirio klinika tampa Santaros klinikų dalimi, gali jau nuo šiandien arba nuo rytoj pradėti ieškoti paslaugų Santariškių gatvė 2 ar kitų adresų. Tai gal galite jūs papasakoti daugiau, kaip nuo šiandienos veikia Žalgirio klinika, kur paslaugos yra teikiamos, kokios paslaugos? Tai pradėkime nuo to, ką ir gerbiamas ministras sakė, kad mes turim tam tikrą istorinį virsmą. Tas istorinis virsmas iš tikrųjų yra labai gražioje progoje, nes Žalgirio klinika šiemet švenčia 30 metų jubiliejų ir turim šiandien ypatingą dieną, kada verčiasi naujas puslapis. Tai, kas buvo jau uždaroma, atsidaro naujas puslapis, kuriame atsidaro ir didžiosios galimybės, kadangi pakliūname į tokią didelę įstaigą, iš tikrųjų kaip visos Lietuvos gydymo sveikatos priežiūros sistemos magnatai, ir tai yra iš tikrųjų labai gerai tiek dirbančiam personalui, tiek pacientam dėl paslaugų užtikrinimo, dėl kokybiškų paslaugų užtikrinimo, dėl savalaikių sprendimų. Naujų technologijų atsiradimo galimybės yra didesnės ir kai šiai dienai pas mus beldžiasi dirbtinis intelektas ir robotinė chirurgija, tai būdami tokios apimties, kokios buvome, mes tai būtume nepajėgus, o dabar surėmę pečius tikrai galima bus padaryti daug naujų inovatyvių sprendimų.
Visas paslaugų spektras, kuris buvo Žalgirio klinikoje, jisai teikiamas pilna apimtimi šiai dienai, rytoj ir poryt. Tai yra 7 odontologijos skyriai ir poskyriai ir stacionarinės paslaugos, veido žandikaulio chirurgijos paslaugos ir intensyvi terapija. Viskas kaip buvo, taip ir lieka. Taip pat neįgaliųjų gydymas, kuris yra opiausias klausimas, irgi šiai dienai jisai niekur nedingsta, yra ten, kur yra. Tai pacientam niekur ieškoti naujų paslaugų nereikia, naujos vietos ieškoti nereikia, viskas vyksta ten, Žalgirio klinikoje, Žalgirio gatvėje 117 adresų, veikia ta pati registratūra ir visos tos pačios informacinės sistemos, visus duomenis apie juos yra sukaupusios ir ten yra. Pacientam paslaugos nenutrūks, pacientams paslaugos kaip teikiamos, taip ir bus teikiamos. Tai belieka padėkoti tiek Santaro generaliniam direktoriui profesoriui Tomui Jovaišai, tiek ministrui Aurimui Pečkauskui, kad visas šis procesas vyko sklandžiai, kad išdiskutuota, priimti atitinkami sprendimai ir džiaugiamės tapę naują dalimi. Tai tęsiant jūsų mintį, profesoriau, Santaros klinikos pasipildo, mūsų šeima pasipildo dar vienu nariu, mūsų bendruomenė plečiasi. Pokytis niekada nėra lengvas. Tiesa, tai ką atneš šis pokytis? Aš nebejoju, kad šis pokytis visų pirma atneš naudą pacientui. Žalgirio klinika jau 30 metų teikia visą eilę paslaugų, bet per tą laikotarpį medicinos technologijos įranga, inovatyvūs sprendimai, jie labai greitai vystosi ir šiai dienai dalis tų sprendimų neįmanoma jų įgyvendinti kiekvienoje ligoninėje. Tai mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad veido žandikaulio odontologijos pacientai galėtų gauti pačią moderniausią, pačią inovatyviausią pagalbą, tada, kai tai galima atlikti Žalgirio klinikoje. Žalgirio klinikoje, jeigu tam reikia platesnių resursų, kurie yra Santaros klinikose, kad tie resursai taip pat būtų panaudoti ir kad nebūtų jokių barjerų pacientui keliauti tarp mūsų skirtingų padalinių, gaunant tą paslaugą, kurios reikia pacientui. Tai labai džiaugiuosi, kad ta nauda ateina ne tik tai Žalgirio klinikų pacientam, kurie galės naudotis Santaros resursais, bet lygiai taip pat ir mūsų pacientam, kuriem reikėdavo Žalgirio klinikų pagalbos ir skirtingų institucijų barjerai, jie kartais atsistodavo klinikinėme kelyje. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra pacientas. Kita didelė užduotis tai yra personalo pasitenkinimas darbu, sąlygos personalui, kaip įmanoma geriau atlikti tai, ką jie daro. Ir vėlgi mes įsipareigojom suteikti galimybės tiek ir dirbantiems Žalgirio klinikoje, jeigu tam tikrai paslaugai teikti reikalinga yra Santaros klinikų infrastruktūra, kad Žalgirio klinikų, dabar jau kaip Santaros klinikų sudėtinės dalies, žmonės galės atvykti ir taip pat gali paslaugų teikti čia Santariškių gatvėje. Tai ir neabejoju, kad tai turės labai teigiamą įtaką ir mokslo procesam, nes Žalgirio klinika, kaip mano proturinėje, vis tik tai ne visa. Pavyzdžiui, veido žandikaulių chirurgijos specifika buvo atspindėta ir šios integracijos metu galėsime papildyti patirčių spektrą, kuris yra skirtas mūsų ateities kolegom, šiuo metu studentam arba gydytojam rezidentam. Ir labai norėtųsi išnaudoti Santaros klinikų mokslinių tyrimų, inovacijų potencialą, taip pat įtraukiant į šituos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesus, įtraukiant ir Žalgirio klinikos darbuotojus, pacientus, tam, kad naujieji atradimai ir naujosios technologijos kelią į tenai surastų kaip įmanoma greičiau. Pokytis vyko, kaip ministras minėjo, ilgai, 3 metai, ar ne, kol iki šios dienos. Tai turbūt kreipiuosi visus. Pirmieji žingsniai toliau po šiandienos. Ar yra kažkas, ką numatę padaryti svarbaus? Tai
Pats pagrindinis žingsnis tai yra galimybių studija, kurią mes esame įsipareigoję paruošti iki šių metų pabaigos. Esame taip pat įsipareigoję Žalgirio klinikų darbuotojams įtraukti juos į diskusiją. Ir ta galimybių studija būtent ir apibrėž mūsų artimiausių 5 ar 10 metų ateitį, tai kaip mes matom, kurios paslaugos, kur jos turi būti teikiamos, į kurią kryptimi mes norime vystytis. Ir tai sudarys toliau pagrindą tiek ir investicijom, ilgalaikiam planavimui, personalo planavimui. Labai tikiuosi, kad tas galimybių studija, kuri yra parengta kartu su darbuotojais, kad jinai bus tvari, kad jinai turės labai platų palaikymą ir kad kolegos sieks ją įgyvendinti, nes tai bus ne kažkieno, ne ministerijos, ne santaros klinikų, kad tai bus jų pačių planas. Tai yra tikriausiai didžiausias likusių mėnesių darbas iki naujų. Kolegos, ar turite jūs dabar klausimų? Kaip keistas atlyginimas Žalgirio klinikų atlyginimas nesikeičia, nes pagal ir dalininkų sprendimą jisai iki 27 metų nebus peržiūrimas. Aišku, pagal rinką jisai kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį gali būti pulsuojantis, bet bent šiai dienai atlyginimai lieka tie patys. Klausimas apie žemės sklypą jūs turite čia šalia Santaros miestelio, ar jūs diskutavote apie tai su ministru Aukščia dėl galimybės persikelti? Tai vėlgi, ką ir generalinis direktorius sakė, mes turim galimybių studiją, kur tą galimybių studiją ir apibrėžti. Apie tą sklypą žinome visi. Ir galimybė integruoti Žalgirio kliniką į Santaro miestelį, jinai visus tai viliotų. Aš gal trumpai atsakant, tikrai nesinoriu užbėgti įvykiams už akių ir norisi, kad tas mūsų planas, kas, kur bus, kaip mes išnaudosime esamą infrastruktūrą, kokios infrastruktūros mums reiktų ateityje, tai turi būti galimybių studijos dalis. Kai mes ją turėsime, labai mielai pasikviesim jums pristatyti mūsų ilgalaikį Žalgirio klinikų viziją. Žalgirio klinikos vadovas nuogąstavo, kad galimai bus išardyta mokslo bazė. Nesijaučia, kad mokslo bazė prisijungs prie Santaros klinikų, galimai nebeteks tos programėlės. Nežinau, čia turbūt klaidinga informacija, ne aš nuogąstavau, gal Vilniaus universitetas, bet šiai dienai bazė, kur yra klinikinių darbų bazė, jinai yra ten, darbas nestringa ir nesutrikęs ir paslaugų spektras, kuris teikiamas, yra pakankamas kokybiškom odontologijos studijoms. Aš tik gal šitoje vietoje taip pat pridėsiu, kadangi, kaip ir minėjau pradžioje, kad dalininkai tiek Žalgirio klinikos, tiek Santaros klinikų mes esame ministerija kartu su Vilniaus universitetu. Tai natūralu, kad visi šitie sprendimai, kurie yra atliekami, yra derinami su Vilniaus universitetu, kurių turbūt vienas iš pagrindinių interesų yra užtikrinti tiek mokymo bazės vientisumą, tiek nenutrūkstamą studijų procesą. Tai čia tikrai galim nuraminti, kad visas šis procesas tęsis. Jeigu galima papildyti, tai dėrėtų nepamiršti, kad Vilniaus universiteto Santaros klinikos ir iki šios dienos buvo pagrindinė Vilniaus universiteto mokymo bazė. Pas mus mokosi didžioji dalis studentų, praktiškai visi Vilniaus universiteto gydytojai, rezidentai, bent jau dalį savo mokslo praeina Santaros klinikose. Tai mūsų etose mokymas yra integrali, absoliučiai neatsiejama dalis ir prisijungiant Žalgirio klinikom, kokybinė dalis mokymo, jinai niekaip nenukentės. Tiesą pasakius, mūsų siekis yra, kad mokymo procesai būtų geresni ir siekis kartu su universitetu yra tai, kad tiek studentų, tiek rezidentų pasitenkinimas mokymo procesu būtų geresnis. Tai tikrai labai būtų surasti objektyvią priežastį, kuri pagrįstų nerimą dėl mokymo procesų strigimo.
klausimas Kevičiui dėl darbuotojų. Sakykit, kiek darbuotojų nubyrėjo dėl jungimo? Apie 20%. Iš tikrųjų, jeigu tiksliai 16% darbuotojų nubyrėjo, tiksliau kaip tas nubyrėjo, jie netęsė toliau savo darbo santykių naujoje įstaigoje. O kokios buvo priežastys, buvo ką kiti? Didžioji dalis iškeliavo užtarnautą poilsį. Kiti pagal darbo rinkos esančius atlyginimus matyt rado kažkur geresnius darbo pasiūlymus ir tiesiog išėjo ten. Kokios darbuotojų nuotaikos, kaip jie jaučiasi, pabijo? Šiai dienai, kaip ir minėjau, yra baltas popieriaus lapas, balta nauja istorija, visi perėmė tos darbus, kurie buvo N metų, tęsia toliau, darbas vyksta, ryte šiandien nuotaikos visų geros. Vakar buvo jungtinis susitikimas, Žalgirio klinikos administracija, taip pat ir Santaros klinikų administracija, aš kartu su direktorė valdymui ir direktorė medicinai buvome susitikę su Žalgirio klinikų darbuotojais, atsakėme į visus jų klausimus. Džiugu, kad vakar, reiškia, likus dienai iki susijungimo klausimų buvo tikrai nedaug. Tai yra atspindys to, kad tie ilgi mėnesiai pasirengimo, kurie buvo iki šios dienos, jie nebuvo praleisti veltui. Ir manau, daugumai darbuotojų yra pakankamai aišku, kaip šiandiena atrodo. Kokių darbuotojų būtų klausia? Kas jau labiausiai rūpėjo? Nuo pakankamai buitinių klausimų, pavyzdžiui, tokių kaip maitinimo tarnybos veikla, iki pereinamųjų laikotarpių, nes noriu pasidžiaugti, nes nepaisant įvairių technologinių iššūkių, pavyko 2 ligoninių informacinių technologijų komandom rasti sprendimą, kaip užtikrinti paraleliai 2 sistemų veiklą. Tai yra, kaip palaipsniui įdiegti Santaros klinikų elektroninės ligos istorijos sistemą, sukuriant taip pat galimybę darbuotojams dar kurį laiką naudotis senosiom sistemom tam, kad tas perėjimas būtų labai sklandus. Tai dar keletas klausimų buvo, pavyzdžiui, apie informacinių technologijų pereinamųjų laikotarpių trukmę ir papildomus mokymus, ką mes taip pat žinoma įsipareigojame. Gal nežinau, kam tiksliai klausimai, bet gal galime įvertinti finansinę išraišką, kiek šis susijungimas ligoninių gali atsieja iš Santaros valstybės biudžeto. Valstybės biudžetui papildomų išlaidų šitas susijungimas tikrai nekels. Susijungimo esmė yra strateginė. Šiai dienai tiksliai įvardinti potencialią naudą tikriausiai yra sudėtinga. Mes žinome, kad dalis paslaugų, ypatingai kompleksinių paslaugų, finansiškai nebuvo tvarios Žalgirio klinikų. Tai perimant dalį tokių paslaugų ar dalinantis jų naštas tarp Santaros klinikų ir Žalgirio klinikų, neabejotinai Žalgirio klinikų finansinis rezultatas bus geresnis. Tai vėlgi grįžtu prie galimybių studijos, kai mes galutinai apsibrėšim, kas kur bus, tada galėsim prie to parašyti ir eurus. Bet neabejojam, kad tai padės Žalgirio klinikom subalansuoti savo biudžetą geriau, negu tai yra dabar. Filialui šiandieną vadovauja direktorius Dalius Mickevičius. Ir kadangi dabar jau Žalgirio klinika yra filialas, tai mes skelbsime konkursą paskatām postui, kaip ir visos kitos administracinės pozicijos Santaros klinikose, tai yra 5 metų kadencija ir konkursinis postas. Tai tą mes turėsime įgyvendinti artimiausių kelių mėnesių bėgyje paskelbti vadovo konkursą. Ministrė, jūs nevykot Klaipėdos scenarijus, kiek Klaipėdos ligoninės buvo sudarytos, bet kitos ligoninės, ir čia Žalgirio klinika, kadangi
pat yra sunkiai besiverčianti, ar jūs nebijote? Matyt, savo esmė reikėtų suprasti, kad tai yra visiškai skirtingos situacijos, ką mes turėjome Klaipėdos universiteto ligoninės turbūt reorganizacijos situacijoje. Ten buvo 3 didelės įstaigos, kurios buvo sujungiamos į vieną naują juridinį darinį, suformuojant Klaipėdos universiteto ligoninę. Ir natūralu, kad 3 didelės organizacinės kultūros susijungiančios į vieną davė vienokius iššūkius, apie kuriuos tikrai ir atskirai galima kalbėti ir turbūt ne 1 valandą. Kai mes kalbame apie šią reorganizaciją, yra principas visai kitoks. Mes matome sąlyginai nedidelę gydymo įstaigą įsiliejančią į didelės gydymo įstaigos visą strateginę kryptį. Tai savo esme kažkokių didesnių finansinių rizikų tikrai nei mes iš ministerijos perspektyvos nematome, nei ką ir patikino turbūt Santaros klinikų generalinis direktorius, matyt ateityje, atlikus galimybių studiją, įsivertinus paslaugų teikimo apimtis, tikrai pasimatys konkretus skaičiai, kur kas juda, bet tikrai tokio scenarijaus, kaip turėjome Klaipėdoje, kur problema eina apie einamųjų lėšų, tai yra pajamų ir išlaidų turbūt balanso užtikrinimas šitoje vietoje nesitikime. Jūs taip pat nebijote? Kam klausimas? Man, žinot, kadangi šito jungimosi pradžia jau buvo prieš keletą metų ir tas procesas vyko pakankamai ilgai, aš manau, kad mes visi dabar jau nebeužduodam savo klausimą, mes bijom ar nebijom. Mes žinom, kad tas procesas vyksta, mes jau esam tolimesnėje fazėje, mes jau dabar žiūrime į tai, kokios yra galimybės plėsti paslaugų teikimą, pavyzdžiui, Žalgirio klinikoje, ir jau esame ir su direktoriumi aptarę, ir su kolegom, taip pat ir su akademinė Žalgirio klinikų bendruomenė apie tai, kokios atsiveria naujos galimybės mums, pavyzdžiui, kitais metais, kokios būtų galimybės perskirstant paslaugas šiek tiek, kokios būtų galimybės plėsti, kad ir tą odontologinės paslaugas. Tai mes jau esam vienu žingsniu toliau, mes žiūrim į plėtrą, į vystymą. Ar dar būtų šiai akimirkai klausimų? Į kameras bus atskirai, tai tada šitas etapas baigėsi, ir visi, kas nori pasikalbinti, bet visada kalbinamės po vieną,